9 uždavinys. 3 skaičių, iš kurių 2 yra 5 ir 18. Aritmetinis vidurkis yra lygus 16 2/3. Raskite trečią skaičių. Ok. Taip sakant, yra kažkokie 3 skaičiai. Jų visų vidurkis yra 16 2/3. Juos visus turėtumėm sudėti, jeigu skaičiuojame aritmetinį vidurkį, padalinti iš 3, nes turime 3 skaičius, tai jų vidurkį ir skaičiuosim. Žinome, kad vienas iš skaičių yra 5, kitas yra 18, čia yra x. Mes tiesiog paėmėm ir susidarėm lygtį. Tai 5 plus 18, 23 gaunasi plus x, viską reikėtų dalinti iš 3. 16 2/3 aš norėčiau pasiversti į paprastąją trupmeną, čia yra mišrioji, aš norėčiau netaisyklingą. Kaip tai yra padaroma? Šitie tarpusavėje sudauginami, pridedamas dvejetas į skaitiklį, o trejetas paliekamas apačioj. Tai galiu iš karto trejetą rašyti, toliau 16 kart 3, kaip čia reikia viską nutrinti, tai 16 kart 3 plus 2 yra 50, tai 53. Dar pažiūrė, ar 50 padalinti iš 3 tikrai taip. Jo bus 2/3, tas 6. Čia nėra šitam skaičiuotoje trupmenos. Nėra. Gaila. Tebūnie. Gerai. Dabar 53. Tai aš kodėl tai padariau? Dėl to, kad man labai patinka, kai turi trupmeną lygiai trupmenai, tiesiog pagal proporcijos taisyklės žinot, kad čia atsiranda 3 kart 23 plus x, tai reiškia šitą aš sudauginu su šitu, ir tai yra lygiai tas pats, kas 3 kart 50. Dabar toj pasidarysiu baltą spalvą, nes kodėl ne, spalva kažkaip ne taip tuoj. Va dabar yra balta spalva. Oi, ne ten tirinu. Ir čia visiškai neužsispalvina. Noriu, kad šito vieno taško nebūtų, noriu, kad vietos. O, viskas, liuks. Gerai, dabar judam tada tolyn. 23 kart 3. 23 kart 3 yra 69. Pridėsime 3x. Liuks. Ir 3 kart 50 yra 150. Čia palieku 3x, 69 keliu į kitą pusę, tai 150 minus 69 yra 81. Jeigu padalintumėm iš 3, gautumėm 27. Tai tas kitas skaičius likęs yra 27. Pažiūrėsiu, ar tikrai nepadariau klaidos. Taip, tikrai teisingas atsakymas. Na ir dar truputėlį pati pastebėjau, bežiūrėdama, bemontuodama video, kad visiškai nepastebėjau labai paprastų dalykų ir nepagreitinau savo sprendimo. Čia mes turime trejetą daugintoją iš kažkokio tai skliausto, čia mes turim trejetą vėl padaugintą iš kažkokio skaičiaus. Mes galime tiesiog abi lygties pusės padalinti iš 3, arba iš karto, kai matom daugybę, tiesiog paimti ir padalinti. Ir tuomet greitesnis sprendimas būtų 23 plus x lygų 50, perkelime 23 į kitą pusę, gaunasi 30, 27. Tai vis tiek tas pats atsakymas. Tai tiek. Kviečiu registruotis pamokai per Calendly, daugiau video Contribui bei Patreon platformose, na, visa informacija yra saldžiosšaknys.com.